Sveiki. 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 Mano vaikas kalbos klausimas. Aš uždarysiu garažą duris. Gerai, gerti. Daug anksčiau apsisprendžiau. Gerai, maždaug Gal dar būna tokių... Aš turbūt apsisprendžiau pas 12 klasėje. Nu, niekada nežinai, kaip pat galo, nes ten tiek gyvenimo kelių, tai baisu pasirinkti ir kažką atmesti, siaubas. Kokių dar variantų buvo, galvoj? Oi. Nu, buvo. Nu, vienas su sportu, vienas su kažkokiu, kas tuo metu buvo labai trendis, žodžiu, ten ekonomika, vadyba, kažkoks verslas, žodžiu. Ten buvo tais laikais tokios naujovės, tai kažkas tokio. Nu jo, dabar čia pietinės kronikos atgimime, tai ir verta šnekėti turbūt apie tą pasirinkimą filologijos. Vis tiek, aš kažkaip kai knygą skaičiau, tai dar tada nei tą Rimantą žinai, nei ten kažkaip, o dabar jau vis tiek imanentiškai nesugebi skaityti pietinės arba žiūrėti filmą, tai žiūri ir tas galvoju, čia mano dėstytojas, mano draugam. Mano dėstytojas mentas. Mano dėstytojas mentas. Ne, aš mano dėstytojas sakau, mentas tai tas dabar jisai, bet sakau, čia jis buvo šitas, tai tada jiems jam patiko. Bet labai žavingas filmas, nežinau ką pagirti reiktų, turbūt gal režisierių, bet ir jūs, kad jūs nebūtumėt praleidę nesąmonės kažkokios. Jo, bet čia viskas turbūt sukrenta. Nu, tai turi žmonės, kokius turi. Ir kažkaip susiklijavo. Tai jau ne, nes iš tikrųjų pirmas, kai filmavo dar kino centrui tos bandomosius, tai jie buvo kokiam 2-3 kurse tik tai. Tai paskui prasidėjo filmavimai po poros metų. Tie aktoriai buvo? Jo. Nu jo, jie visiškai jauni porą. Jie ką tik baigė, tai nes jaunųjų reikėjo, tai jie kažkaip ėmė iš to kurso. Ir nu jo, gerai, ten tas ansamblis kažkaip susiklijavo. Tai viskas ten kažkaip ir dailininkai, ir nu va, kompozitorius irgi ten dirbo kaip dėl savęs. O kas garso? Kas garso kompozitorius? Vytas Puronas, irgi toks šiaulietis. Aš jo irgi net nežinau, pavyzdžiui, prieš tai. Tai va, jeigu pradėt nuo to pasirinkimo, tai tas pietinė kronika vis tiek tinka kaip atsipirties taškas dabar, kai galvoju. Pietinė kronikas. Nu jo, ten ir egzaminas yra. Bet ar tikrai jūs stojat? Taip? Stojau. Ir tikrai buvo tas eilėraštis? Jo, kažkas dabar iš to egzamino sakė, jo, prisimenu, aš rašiau iš to eilėraščio. Buvo tas eilėraštis. Jo įdomiausia, kad aš neįstojau, o paskui susipažinau su žmonėm, kas įstojo į tą kursą ir dabar dar bendrauju. Nu, jie veikia gal kitus dalykus, bet žodžiu, kažkaip taip nutiko, kad dabar žmona yra mano Iš to kurso? Iš to egzamino. Ir įstojo, bet mes tada nesusipažinom, nei nieko. Čia tas eilėraštis, tai tas Radausko geležinkelis. Jo. Pradėsim. Tai sveiki visi. Mes kalbam šiuo metu apie Rimanto egzaminą stojamąjį, kurį jis neįstojo. Jis neįstojo. Bet į Klaipėdą tais pačiais metais, ar ne? Tada, ta prasme. Tais pačiais metais. Tada buvo apskritai galima paduoti dokumentus tik į vieną kažkur, vieną universitetą, gal jau ten buvo galima daugiau rinktis tų specialybių, bet aš nežinau, kaip aš sugebėjau paduoti į 2 vietas, nes visur reikėjo originalų dokumento. Kažką jau paklastojot. Ir vieną kartą buvo vienas egzaminas, žodžiu, ir Klaipėda, ir Vilniui. Tai tik tai gal Vilniui gerokai po pieto, o Klaipėda iš ryto. Tai prisimenu, aš ten kažką Klaipėdui, gal ten buvo aktorinio kažkoks, kad mane pusbrolis su savo tokia labai krūtą mašiną BMW vežė į Vilnių į kitą egzaminą. Gal todėl aš ir neįstojau. Šitas negali, kažkas pamatė pro langą. Bet į Klaipėdą galų gale, tai irgi visai. Mano mama jaunesnė 3 metais,
Tai Aha. man pasakė, kad kai jau ir jinai studijavo Klaipėdoje būtent lietuvių filologiją ir režisūrą. Tai sakė, kad nu, jau Rimantas Kmita, kai aš įstojau, tai jau buvo žvaigždė, sakė. Nu, bet turbūt jau buvo... Tai kokia ten žvaigždė, aš kažką gal buvau publikavęs. Nu, taip, Kažkokiu eilėraščiu ir tiek. tiek ir pakanka. Ne, Jaunai filologijai. man atrodo, kad Klaipėdai buvo taip, kad, žodžiu, kad ten, aš, pavyzdžiui, prisimenu, buvo kažkas 20 plus ta grupė, kursas mūsų, ir mes buvom 3 vaikinai, kas buvo vaikino, jau taip sakant, ten antplūdis. Iš tikrųjų, tai būdavo vienas arba ne vieno. Ir dėl to gal ir tada kažkaip tai savaime sužvaigždėjo. Jo. Nu, ir dabar tas yra šiek tiek, bet jau mano kursė, aš galvoju, tų vyrukų kur kas daugiau negu stereotipiškai būdavo apie filologyną kalbama. Bet kai paskaičiuoji, tai grupiai 3. Tai irgi yra įspūdingai daug. O gerai, o kur pats tada stojai? Kai stojai į filologiją, kur dar buvo paduoti dokumentai? Šiaip jau užtikrinta lietuvių filologija buvo, bet ten įrašiau 2 numerių filosofiją, man atrodo, o iš tiesų tai aktorinis buvo visą laiką kaip variantas. Bet man stojant Vilniuje nerinko kurso, rinko tik Klaipėdoje, tai per plauką nuo savo kelio buvau. Bet kažkaip užtikrintai norėjau Vilniuje likti, tai kažkaip lietuvių filologija ir buvo tas vienas pasirinkimas, kurio dar kol kas nepasigailėjau, bet kas ten bus, neaišku. Gerai, man tai, pavyzdžiui, įdomu vis tiek, aš taip įsivaizduoju, girdėjau aš tavo interviu prieš tai, tu pasakoji, kad ten gana anksti pradėjai rašyti, repuoti ir viską, ir galvoju, okei, tai žmogus kūrybiškas ar ne, kažką daro su muzika, rašo, bet tai tu kažkaip galėgi, jo, ta pati aktoristė, kinas, muzika ar ne, muzikos studijos. Ir dabar galvoju, nu, jeigu aš kažką darau kūrybiško, tai kaip man gali šaut mintis stoti į filologiją? Žinai, tai atrodo visiškai su tom kūrybinėm industrijom niekaip nesisieja, ar ne? Tai kaip, kodėl? Bet aš be neužtikrintas buvau, kad siejasi, bet čia turbūt ta literatūros trauka ir iš jos pagrindė paskatintas, na ir kalbos. Ir tai vat ir buvo tas, kad labai daug to tokio kūrybiškumo už akademinio pasaulio ir atrodė, kad visai norisi atspirties, tiksliau atsvaros akademinės, kur jau galėtum laikyti tikrai akademinių kažkokio dalyko. Aktorinis toks labiau gyvenimo būdas, man atrodo, negu akademija jau yra. Ir aš nežinau, aš kažkaip, man to aktorinio pakanka ir taip iš tų visų koncertų ir visko, ir kažkaip norėjosi atsvaros. Ir tuo pačiu tas literatūrinis pasaulis kažkaip taip įtraukė, kad nieko atrodo nesugalvojau gudriau. Daug kas sakė, nusivilsi atėję šitą literatūrą ir panašiai, bet kol kas nenusivyliau. Bet čia, man atrodo, asmeninis reikalas, kaip tu pakreipi pats savo studijas ir kaip tu jas priimi. Gerai, tai kaip tas literatūrinis pasaulis įtraukė dar mokykloje, nes vienas dalykas gal buvo gera lietuvių literatūros mokytoja, nes šiaip, aš irgi turiu vaikus, tai ten su lietuvių dėstymu mokykloje, programom ir taip toliau ten yra daug klausimų. Ir kad susidomėtų literatūra, tai nežinau, jeigu aš pradedu pasakot kažką, nesvarbu ten, ar rodyt, kaip eilėdara veikia, ar kažkokius faktus apie Sruogos gyvenimą. Ne, kodėl mums to nemoka, kodėl mums to nepasakoja tada. Tai o tai kas, sakai, tas literatūrinis pasaulis įtraukė, tai kaip tai atrodė? Tai, čia tą mamą skaitančią gal visada matydavau, bet niekada brukimo nebuvo. Bet labai anksti atsidūriau tokioj kompanijai, kuri buvo... Tai va čia gal yra tas kartų skirtumas jau mūsų, bet tas gerasis, kad mano paauglystėje aš buvau tokioj kompanijai, kur skaityti jau visai kietai buvo. Bet tu esi šiaip kietas bachūras ir dar skaitai, tai tu ir protingas, ir kietas bachūras. Tai va, man atrodo, kad tas visai suveikė tuo metu, kad mes tenais, čia Platono valstybė skaitai, tai čia Hesę paskaityk, čia kažką. Ir mes ten tokiais, aš aišku vyresnis šiek tiek draugus turėjau. Bet man jie atrodo autoritetingi šito klausimu, kad ten jie, nežinau, ir futbolą žiauriai gerai žaidžia, ir tuo pačiu skaito. Tai manau, tas daug irgi davė įtakos. Bet poezija labai anksti atsirado ir labai anksti poeziją pradėjau skaityti dėl pačio repo, nes turbūt tie glausti žanrai savo ištakomis to rašymo
kad yra esmė ritmas ir rimas, na bent jau kaip poezijos pradmenys į repą. Tai man atrodo, kad aš antroji klasiai buvau pasiūlytas sudalyvauti poezijos konkursė kažkaip jaunųjų poezijos pavasaris Jonavoje kažkoks. Ir aš jau surašiau eilėraščius tokius, dar neseniai radau knygutę, tokia reikėjo padaryti knygutę. Ir tada kažkaip supratau, kad man rašyti patinka jau taip ir literatūriškai, o ne tik repo dainas. Tai va, o tie mokytojai, nežinau, Ukmergėj, kol gyvenau, tai dar nebuvo tokie įspūdingi mokytojai, bet aš atsikraušiau 11 klasėje į Vilnių. Turėjau literatūros mokytoją Alių tokį. Jis ten visai populiarus savo pasisakymais ir viskuo. Tai Alius tikrai įtraukdavo irgi. Strelkūną parodė man Alius. Aha, tai jisai baigęs čia irgi. Tai žinau, jeigu man dabar nėra daugiau klausimų dėl mokytojo, viskas aišku, bet vis tiek, sakai, poezija ir repas ar ne. Man, pavyzdžiui, aš vis tiek neįsivaizduoju, žinai, reperių sėdinčius su poezijos tomeliais ir gludinančių savo kalbinę klausą, žinai. Tai dabar... Ernestas Noreika. Nu, taip, bet jis irgi toks pusiau poetas. Tai ne pusiau, aš nežinau, kas jis labiau. Nu jo, taip, tai va, kas jis labiau, bet tu dabar pažįsti daug reperių, tai kiek iš jų skaito poeziją? Bet iš tų stereotipinių senų reperių, kur maždaug mus išmetė iš mokyklos, dėl to mes repuojam, tai gal ir netiek daug. Bet... Tik Kastetas pradėjo prozą rašyti, ar ne? Ir vykusiai dar visai. Tai aš manau, kad tiem, kurie neskaitė jaunystėje, tai jiem ateina šauksmas, Kasteto amžiaus skaityti. Tai aš džiaugiuosi kažkaip Kasteto sąmojais ir albumais netgi, kuriais išleido. Tai kas girdi, gali paklausyti labai ironiškos ir gudrios dainelės. Tai... Nu taip, nėra to reperio labai atvaizdo, kad jisai skaito poeziją ir ten gilinasi į tropus ir panašiai, bet jisai reperis nesąmoningai pats tą analizuoja per savo kūrybą, nes vis tiek yra labai svarbu ritmas, kaip tu jauti ritmą, tai ir poezija iš esmės yra svarbu, vis tiek eilėdara ritmas ir lygiai taip pat tas žodžių, visi yra literacijos ir metaforos ir kažkaip kaip tu perpranti tą kalbą, tai man atrodo, kad reperis glūdina savo poetiškumą net nenujausdamas ir neskaitydamas poezijos, o intuityviai kažkaip. Tai aišku, jeigu jie dar pradeda skaityti poeziją, tai gaunasi Ernestas Noreika. O jeigu dar pradeda studijuoti? O jeigu pradeda studijuoti, tai arba viską meta, arba įsitraukia pilnai. Jo, yragi ir ta tokia nuomonė, ar ne, kad jeigu tu pradėsi studijuoti, kad kas tau labai patinka, ar ne, ten poezija, ar ką, tai kažkaip užgniauš tavo aistrą, tas visas racionalizavimas, analizavimas, ar ne. Tai vat, nu jo, čia turbūt mūsų pokalbė neišvengiamas tas klausimas. Tai ką tau duoda filologijos studijos ir ką galbūt atima, jeigu atima ką nors? Gal pradėk, tu pasakoji, kaip tau, kai susidūrė, kai įsitraukė į filologiją ir kaip jautėsi, ar ten pataikė, ar ne ten, va, tas įdomu. Aš turiu ir savo atsakymą, bet kažkaip pagalvojau, kad vienas dabar šneku. Nu gerai. Mano įstojimas, man pirmam kursui apskritai buvo, žinai, toks, tu kažkur įstoji, tu nežinai, ką čia veiki, guli bendrabuti, žiūri į lubas ir galvoju, ką aš čia dabar darau. Kažkaip draugų nėra, žinai, jokių socialinių tinklų nėra. Tu gali ten iš taksofono mamai paskambinti namo ir tiek. Ir toks pirmi metai apskritai gal buvo susivokimo metai. Bet, ką aš ir norėjau tavęs klausti dar apie kažkokius tokius dalykus, kurie nušvito visai kitaip studijų metais. Aš taip žiūriu tvarkaraštį, žinai, iškabinta bus tautosaka. Ai, Dieve, galvoju. Vėl bus darbo dainos, ten kokias ten švenčių dainos ir taip toliau, kažkokie tokie. Ir kai mes pradėjom ten eiti tą programą, ir ten buvo ten pirmos Beresnevičiaus knygos, ten mums davė Greimą skaityti ir taip toliau. Ir tada, kai tu pamatai tą visą mitologijos sistemą, struktūrą, kaip viskas susieina, kaip viskas ten veikia viduj, ir tada dar išėjo, kaip tik ten, man atrodo,
ar tada buvo išėję, ar vėliau išėjo, bet jau pradėjo leisti tos baltų religijos, žodžiu, šaltinius. Tai man ten buvo didžiausia poezija skaityti tos šaltinius, atrodė, wow, kažkas panašaus kaip su Gedos poezija. Ta ir struktūra yra, ir vaizduotė kažkokia, ir kažkoks, toks tiesiog sukrečiantis dalykai. Tai prisimenu, mane ten atleido nuo egzamino, nes aš ten prisiruošdavau kiekvienam seminarui ir ateidavau toks visas, žodžiu, įkvėptas. Tai tas buvo, aišku, tokių dalykų, kurie kažkaip atrodė gal mažiau įdomus, bet man atrodo, kad be to, kas tau tiesiogiai naudingai, pavyzdžiui, aš tada vis tiek save suvokiau turbūt kaip poetą, tai tu gauni kažkokią akiratį, tu pamatai kitų dalykų ir nors tau tai tiesiogiai nereikalinga, bet tu žinai, kad jie kažkur šalia yra. Ir kad yra čia kažkoks didesnis vandenynas, ne tik tai tavo kažkokie tai surašyti žodžiai ant lapo ir išpublikuoti kažkaip. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas turbūt yra, nežinau, tas bendravimas su tais dėstytojais, kurie turi skirtingus labai požiūrės į tą pačią literatūrą, į tai, ką mes čia veikiam ir taip toliau. Irgi kažkaip tai sukuria. Pas mus dar buvo Klaipėdoj iš literatūros, tai gal tokie ryškiausi buvo 2 dėstytojai. Marijus Šidlauskas ir Rolandas Rastauskas, ir jie buvo visiškai priešingi. Narcizas ir auksaburnis. Jo, tai Rastauskas su studentais, tiesą sakant, ten beveik nedirbdavo, išdalindavo temas ir susirinkdavo darbus, pakonsultuodavo, bet jis ateidavo, žodžiu, į paskaitą ir pasakodavo dalykus, kurių mes niekur net negalėjom paskaityti, nes jis anglistas yra. Ir ten apie Šekspyrą kursas ir viską. Būdavo paskaitų, kai mes po jų tiesiog plodavom, nes jis iš tikrųjų jas atlikdavo kaip performeris, mes, žodžiu. O Šidlauskas, kuris irgi beje anglistas, bet jis buvo toks visai kito sukirpimo, jis buvo tokio sociologinio, toks istorikas, ten moralinės vertybės ir panašiai, žodžiu, toks teisingas. Bet irgi visiškai kitus dalykus davė, bet irgi labai aistringas žmogus, kuriam literatūra yra labai svarbi, tai kažkaip 2 tokie, kurie vedė, buvo ir kitų puikių dėstytojų, bet, žodžiu, tai tokius susitinki ir kažkaip ir pamatai, kaip čia galima su ta literatūra kažkokį vienokį kampą rasti, kitokį, trečiokį. Jo. Dabar buvo klausimas apie mano studijas, bet aš dabar per daug ten užsilikau, nes ir Šidlauskas, tai pirmas faktas, kas ir žiūri, tai čia Šventinio Bankucheno tėtis, tai gali, jeigu nežino Marijus Šidlausko, tai Šventinį Bankucheną gali žinot. Ir Šidlauskas dabar aš prisimenu, jis pavardę, man atrodo, keitėsi. Taip, kai aš pradėjau studijuoti, buvo Marijus Jonaitis. Tai va, ir įdomus dalykas man, kad aš Žalio gintaro vėrinius sužinojau būtent per kažkokį vaizdo įrašą tavo, kur ten apie Žalio gintaro vėrinius, kaip tave sukrėtė. Ir aš taip tada perskaičiau Žalio gintaro vėrinius ir aš pasiėmiau ten iš artimųjų, pas artimuosius radau bibliotekoje ir atsiverčiau ir kaip tik radau Marijaus Šidlausko visą recenziją apie Žalio gintaro vėrinius. Tai vat, man tu ką tik 2 aš suvedė į gyvenimą tokias Šidlausko ir Žalio gintaro vėrinius. Tai irgi turėjau tokį momentą ir va tas Geda man įdomu, kaip atsirado, nes Geda kažkaip atrodo toks, nežinau, didelis tau poetas. Tai Geda irgi iš tų pačių dar mokyklinių laikų, man atrodo, jeigu mes čia gal apie tai truputį ir kalbam, kaip ateinam į tą kūrybiškumą, kaip jį atrandam, tai tais laikais, kažkaip buvau pradėjęs skaityti knygas. Ir būdavo, kad kažkas yra bibliotekoje, bet kažkaip nori kažką turėti tarsi ir būdavo, ir dabar turbūt yra, bet anksčiau tai labai daug jų būdavo tų skelbimų, kai žmonės parduoda visą namų biblioteką. Tai mes prisimenu, nuėjom į kažkokį tokį butą, rausėmės ten, aš ten gal Dostojevskio rusų kalba ten tokius, nes labai gražiai atrodė, tokie pauksuoti tomai, iš kurių aš nežinau, kiek perskaičiau, parsinešiu. Ir radau šitą knygą. Aš nežinau, ar aš apie Gedą ką nors žinojau, bet atrodė
Labai faina knyga, nes buvo piešiniai. Tuo metu aš, aišku, pavarčiau, aš net nežinojau, kas tas piešėjas, o piešiniai buvo Petro Repšio. Kas ten nupiešta, kad ten pats Sigitas Geda, jo tėvas, ten jo žodžiu tėviškas kažkokie tai dalykai. Bet, jie tai kažkaip iš karto veikia. Nes, Repšys su Geda irgi jie nuo savo studijų metų kartu, žodžiu, bendrauja ir tas matymas yra labai panašus. Ir kažką aš paskaičiau, gal įdomu, bet man pati nebuvo tais laikais daug tokių gražių knygų, žinai. Man pati ta knyga atrodė graži ir faina ją turėti. Parsinešiau, pradėjau skaityti ir ten tas įspūdis, kai tu skaitai, nieko nesupranti, aš ir nelabai galėjau suprasti, nes ten tų kontekstų sluoksnės ant sluoksnio pilna, bet tave veikia. Tai man tas yra poezijos toks galios turbūt įrodymas, kai ta kalba, tas ritmas, skambėjimas, kažkokios asociacijos, kurias tie žodžiai šaukia, atrodo, kad kažką tu iš to gauni ir kad čia nėra tiesiog kažkokia žodžių mišrainė, bet kažkada tu suprasi ir yra toks kelias. Ir iš esmės aš turbūt į literatūrą stojau todėl, kad man atrodė, kad literatūra man kažkokią paslaptį paaiškins, kas yra gyvenimas, kaip reikia gyventi, kažko išmokys ir taip toliau. Kažkaip tai... Paaiškina? Čia šitą klausimą nereikėjo. Ne, iš tikrųjų. Čia dideli norai labai, kad paaiškintų. Bet tai yra, man atrodo, tokie paauglystės norai. Kažkaip tu bandai susivokti, kas tu, kaip to gyventi ar ne. Gerai, bet tai gal grįžtam tada prie tavo įstojimo ir tų atradimų filologijai. Tai aš labai panašiai prieš stojant daug turėjau tokių iš filologų vyresnių, kurie pažįstami buvo, kad tu įstojęs, tai gali susigadinti tą aistrą, jį gali užgesti ir kažkaip, bet aš kažkaip buvau užtikrintas, bet čia dar ir dėl savo to mokymosi būdo, kad jeigu man kažkas nepatinka, aš per daug ir nesimokau to. Aš ten pasirašiau iki to linijinio lygio, o kas man patinka, ten aš kažkaip maudaus. Ir aš buvau įsitikinęs, kad taip ir čia bus, kad aš rasiu dalykų, kuriuos aš tikrai galėčiau maudytis. Ir įstojus be ne viskas iš tikrųjų įdomu, tai jau net reikia atsirinkti, kur nori maudytis, nes ir toj pačioj mitologijai, ir toj pačioj lingvistikui, ten kalbotyrai kažkokioj gali maudytis, ir tada literatūrai. Tai man atrodo, kaip tik čia tų kelių yra begalės ir būtent tas dėstytojų įkvėpimas, kad čia ir dėsto žmonės, kuriuos tu jau prieš stojant žinojai ir tau atrodė, kažkaip kalbos ar literatūros plotmė yra autoritetingi ir kad tu su jais gauni progą ne tik pasišnekėti, bet ateit filmuotis kur nors, ar tenais kokį su subačium tenais prie vyno taurės ten pašnekėti apie literatūrą. Tai tokių momentų, kurie labai stipriai jauną žmogų, kuris domisi tuo, neatmušo, kaip tik, manau, traukia ir motyvuoja. Tai čia yra turbūt klausimas, kiek iš tikrųjų nuoširdžiai tau įdomu, tai vis tiek. Ir gal ten įstojęs drebančiom rankom, gali ir nepataikyti ir nieko baisaus, kad čia nieks nepatinka. Bet kitą kartą įstojęs gali... man su kiekvienu kursu vis įdomiau darosi. Gali geruoju nesibaigti. Man irgi įtraukė, sakau, tada atrodė mitologija ir literatūros istorija, ir kalbotyrą. Aš galvojau, gal net stoti į kalbotyrą, į magistrantūrą. Galvoju, man čia kaip poetui, Župerka Šiauliuose dėstė stilistiką, ten galvoju, gal ten kažką. Bet buvo tas man, pavyzdžiui, tarp to, kad aš daugiau pradėjau skaityti, nes filologija moka skaityti, analizuoti, sukurti, ką ta literatūra mums reiškia, ar ne. Tai pradedi eiti labiau į tą akademinę mokslinę pusę, tarsi mažiau rašai, pradedi daugiau kritikos, ir kažkaip į tą žanrą, kurį eini, ir ten kažkaip tada užsibūni ir atrodo, oi, tai aš neberašau eilėraščių. Ir toks visą laiką atrodo, tas, ką aš iš tikrųjų noriu daryti, pasirinkimų yra labai daug. Ir ką aš darau, ir kas aš esu. Bet čia paminėjai šitą, kad nepamirščiau, noriu paklausti, autoritetus paminėjai.
Tai aš dar iš pradžių, tu pradedant, galvoju, kai tu pradedi, pati pradžia, kai tu pradedi kurti, kai tau atrodo ten ar kažkokie poetai, ar reperiai, ar nežinau, kad ir režisieriai, ar dar kas nors, ar ne, kažkokie menininkai, kuriais tu žaviesi. Atrodo, tai taip žmonės negali sukurti, aš togi niekada nepadarysiu, ar ne. Bet tu kažkada vienam irgi interviu girdėjau, kaip pirmą kartą su reperiu sutikai, kuris tau patinka, ar ne. Tai kažkaip tas momentas, kai tu supranti, tau labai svarbu, tu pradedi kažką kurti ir tau turbūt esminis klausimas yra, ar tai kažko verta. Ar verta kažkieno dėmesio, ar ne. Tai, ką sukūrė pats. Ir dar ką sukūrė pats ir galvojant apie tuos autoritetus, kurie atrodė visiškai neperšokama kartelė, ar ne, ir tai yra kažkas iš anapus, ar ne. Tai kaip tą momentą įveiki, įgauni kažkokią pasitikėjimą arba supratimo, kad tai, ką tu kuri, iš tikrųjų gal ir būtų kažkam įdomu, kaip tai susikūrė. Va čia dvi ašys yra vėl poezija ir repas, kadangi repas anksčiau prasidėjo. Tai repas prasidėjo taip anksti, kad tu dar esi neapkrautų smegenų ir tu negalvoji. Ir viskas. Taip, nes aš 6 pirmą dainą įkėliau į YouTube, man padėjo įrašyti, tai kaip telebimbam laikų, tik be telebimbam pagalbos toks buvau. Tai tikrai tada dar net nesvarstai kažkaip per daug. Tai va čia, manau, pasisekė, kad kol vaikas, tai ir palaiko visi, nes tiesiog vaikas kažką daro, o tada natūraliai tu ir tobulėjai, tai jau paauglystėje toks rimtas reperis jau skaičiausi, tai čia su repu toks paprastesnis atvejis, o su poezija tai iš tikrųjų išdrįsau kažką publikuotis, tai tik tai jau praeitais metais literatūrai ir menui nusiunčiau ir išspausdinau iš karto, bet iki tol tai toks ten saunų, gal ten Facebook'e kokiam pasidalini ir toks, ten tai buvo daug jaudulio, nes kažkaip niekada nepasidalinus, tu lyg ir kažkaip jauti, gal kad visai gal kažkokius ir apčiuopi tos momentus, bet vis dar skaitydamas galvoji, kad aš tai niekada taip neparašysiu, kad ten kažkas rašo. Tai ta pradžia tokia ir nebuvo drąsi, aš ten prarašiau nuo paauglystės iki pat 20 tenais, kol parodžiau ten vienam dėstytojui, tada šiaip Facebook'e ten žiūriu, pradėjo komentuoti kažkokie jau man gal autoritetingi žmonės ir tada supratau, kad gal ir įmanoma kažkas. Tai manau, kad interneto laikais paprasčiau, greičiau gali išsiaiškinti, nusinti kažkam greitai. Bet ten gali turbūt ir greitai kažkaip susitraumuoti ir ten gauti visokių komentarų, ar ne, kurie visiškai tau nei ten nori padėti, nei ką, tiesiog dažnai žmonės komentuoja, nes jaučiasi labai viską žinantis, išmanantis, protingai ir labiau galvojantis apie save, negu apie tave ar tavo kūrybą. Tai nežinau, labai... man tas drąsos ir pasitikėjimo kažkaip niekad tokio, kad trūktų, netrūko, nežinau, čia genai ar kas, bet kažkaip sunku net pasakyti, nes turbūt iš tų kažkokių kelių žmonių padrasinimų, kurie svarbus ir tada daugiau atsiranda pasitikėjimo. O tada jau ten įėjusi platesnė publika, kur vėl tave šiltai priima, tai dar daugiau auga to pasitikėjimo. Tada aišku kažkur tave atstumia ir sukritikuoja jau, kai tu iššilęs būni, tai tada ateina suvokimas, kad gerai dar nesi visiškai tobulas ir toks tom ir įdomus tas kelias, kad labai greit ir pradėjęs gali pagalvoti, kad aš jau labai geras esu, nes ten tave pagyrė tas, tai reikia ir tų sukretimų, kad kažkas tave nuleidžia ant žemės, man atrodo, tai aš dėl tokių esu dėkingas momentų, tiek repe, tiek ten literatūros bandymuose. Yra kažkokių baimės momentų dabar, kai kuri ir vis dar atsiranda vis tiek kažkokių naujų žingsnių, ar ne, tai didesnė salė, tai kažkoks naujas žanras, tai poezijai dar, sakykime, jeigu bus knyga ar ne, kažkoks debiutas su knyga ar panašiai. Tai pilna. Yra ta kažkokia baimė tuose momentuose tokiuose? Tai džiaugiuosi, kad esu vis dar jaunas žmogus, kur tų atradimų dar žiauriai daug yra ir kad aš galiu tą pirmą knygą išleisti, kad ten dar vis turiu kokį didesnę salę surinkti ir panašiai, tai jų daug yra ir kiekvienas savotiškai jaudina ir baimė
nu, ta mieloji baimė traukianti, ta, kurią nori išbandyti baimę. Tai va tokia yra. Tai tiek pat su literatūros, tai va poezija, dar poezijai tiek jau yra tų žanrų, kur dar yra baimės, o tai aš net negaliu pasvajoti apie prozos rašymą, bet svajoju. Tai va, tai čia yra baimės turbūt tos šitam lauke, o muzikiniam laukia irgi. Tik, aišku, ten esu drąsesnis, nes jau daugiau metų, tiesiog ir daugiau to pripažinimo viso. Bet tai yra ir tie visi albumai, nors esu išleidęs jau albumą prieš tai, nu, va, tų pirmų kartų muzikai mažiau, bet jie vis tiek yra kiekvieną kartą svarbus labai ir ten koncertas, ten tokioj nors vietoje, kurioje nesidaręs ir panašiai. Tai jie visi tokie baiminantis. Bet kaip pas patį? Jo, nežinau, nedingsta. Net jeigu tu esi išleidęs, tai vis tiek, tu rašai naują knygą, tu visą laiką, bent jau tau atrodo, kad tu bandai padaryti kažkaip kitaip, nebekartoti dalykų ir tu nežinai, kaip pavyks. Tu visą laiką tas rašymas, kadangi pastaruoju metu aš vis tiek rašau tokio ilgesnio formato kūrinius, ten arba piesės, arba romanai, tai užtrunka, piesė pati savaime nėra ilga, bet vis tiek užtrunka, tiesą sakant, panašiai man. Tai būna tų tokių netikėjimų, ką aš čia darau, kam to reikia, čia nieko naujo, tada grįžti, kad, gal vis tik tai, kur buvo mano kažkokia idėja, suspindusi, nuo ko viskas prasideda. Gal jinai man yra dar įdomi, svarbi, gal dar kažkam bus. Tai reikia padaryti. Tai visą laiką kažkaip, toks, nežinau, darbas su savim ir kol išeina, tu tikrai nieko nežinai, kaip nutiks. Aišku, gali truputį, sakykime, įsivaizduoti. Gal pirmą romaną, kai rašiau, tikrai nieko nesitikėjau. Antrą, kurį rašiau truputį specialiai kitokį negu Pietinė kronikas, kad būtų toks, laukia tęsinio, tai gavot kažką visai kito. Tada išėjo dar knyga apie Gedą, kur, kad jau nebežinotumėt, ko čia tikėtis ir ką aš rašau, ko laukti. Ir paskui kažkaip, visą laiką kažką darai naują. Dėl to niekada nežinai, kaip tau pavyks. Ir atrodo, ir žanrai visokie, ten ir komiksas atsiranda, ir dar kažkas, ir galvoju, kodėl aš negaliu paimti viską pagal vieną formatą, kurį išmokęs, imti ir daryti. Bet turbūt, kad neįdomu, todėl. Na, aš šitą suprantu ir aš, pavyzdžiui, su kuo visi spėjo susidurti, tai su tuo kūrybiniu sunkumu, kai tu nori kurti daug dalykų skirtingų ir tu nenori būti vienos srities, būtent, kad ir muzikaliai, tarkim, vienos užsidaryti. Bet man atrodo, čia yra labai sunkus kelias, nes kažkaip paprasčiausiai muzikantam būna tiem, kurie 20 metų tokias pačias dainas daro. Tai jie jau viską žino ir visi žino, ko tikėtis. Ir neduok dievė, jie sukūrus dainą kitokią, iš karto prasidės kils krachas, kas čia įvyko ir kodėl tu čia nebe taip darai. O aš irgi iš tikrųjų stengiuosi kiekvienu kūriniu vis kažkaip kitaip padaryti ir pradžiai tai iš vis buvo sunku, nes daug ką erzindavo ir sakydavo, kad nieko apibrėžto. Vat, jeigu paklaustų, kas čia tas atlikėjas, ar ten ką jis daro, tai sunku net pasakyti, nes lyg ir tą, bet lyg ir tai, bet lyg ir tą, lyg ir toks ir popo, lyg ir džiazo pusė. Tai vat, aš tai su šito susiduriu ir aš nežinau, ar čia taip jaunystėje tiesiog tai ieškojimai, ar čia natūralus tokias smalsaus žmogaus bruožas. Tai vat. Dar aš norėjau paklausti apie, turbūt čia dalis apie baimę truputį paklausiau, bet pavyzdžiui kažkokia kūrybinė krizė, ar ne? Būna, kad atrodo, kad viskas, nebeparašysiu jokios kitos dainos. Būna, bet aš kažkur esu įsivardinęs ir man labai patiko, kad tos kūrybinės krizės tai iš tikrųjų yra didžiausias kūrybinis metas, nes reiškia, kad tu tą mechaninį kūrybinį darbą padarai ir tau dabar reikia kaupti kažko į save, kas galbūt sužydės ten kūrybiškai kažkada, gal ir ne, bet metas gyventi. Tai kažkaip aš taip stengiuosi priimti, kartais labai skauda, kad aš taip noriu rašyti, bet aš nieko neparašau. Nes aš atsimenu iš savo, būdavo, tu rašai eilėraščius ir
jau savaitę neparašiau eilėraščio, jau 2 mėnuo, viskas, aš neberašysiu niekada. O paskui jau supranti, tu gali pusę metų nerašyti metus, žodžiu, tai nieko nereiškia, tu gali grįžti. Bet tada, kai esi jaunas, tavo amžiaus, kai buvau, atrodė savaitę be eilėraščio, viskas, aš mirsiu dabar kaip poetas. Yra šito ir iki dabar vis tiek, nes tas yra, atrodo, tiek kartų pasimokė, kad ir nereikia neskubėti, net ir tą eilėraštį, geriau tu rašyk tą mėnesį tą eilėraštį, o neskubėk ten ir grįžk ir ten po 2 mėnesių grįžk prie to eilėraščio, iškirp kažką ten, bet yra tas, kad aš noriu rašyti, ir net kartais jauti, kad neturi to įkvėpimo, bet noris norėti labiau negu noris. Tai tas momentas. Tai jis iki dabar yra jau šiek tiek labiau susibalansavęs, bet kai tik pradėjau viską, tai iš viso jis toks nenustykstantis buvo. Ir tie momentai, kai tu negali kažko parašyti ar nerašai, tai iš tikrųjų skauda nuotaiką gadina. Bet čia reikia mokytis turbūt to tokio flow. Žinai, kaip įeiti į tą flow? Turiu kažkokį būdą. Tai aš tai tiesiog... Ar laukia įkvėpimo to? Užsiemu tada... Gyvenimo. Kas, mane atitraukia, tai eini važinėti riedlentę, eini susitikti su draugais, eini į barą, eini ten į spektaklį ir tiesiog žiūri filmą galų gale. Tai va tokia. Bet čia įdomi, nes dabar atrodo skamba lyg, nors panašiai yra, bet gyvenimas yra kūryba ir kai tik jos nėra, tai tada kažką kito paveikia. Bet taip iš esmės ir kai kuriems veikia. O mano tai yra kiti būdai, tokie filologiniai, ką aš išmokau iš filologijos ir ką gavau, ypač anais laikais studijuodamas. Tai aš einu į biblioteką. Tai man, nežinau, aš žinau, kad studentai dabar tiek neina į bibliotekas, bet man iš anų laikų yra likę, kad aš žinau, kur eiti, kaip ieškoti, dar tuo metu tos kartotekos popierinės. Ir kai aš gaunu kažkokių laikraščių senų, knygų, ir ten man iš karto čia personažas, čia tokia idėja straipsniui, o čia koks kampas į literatūros kritiką ir aš tada iš karto vėl užsivedu ir visos krizės kažkaip pasidingsta, žodžiu, bibliotekai. Kad jau visai tada nėra poilsio ir atsitraukimo, nes jeigu nėra kūrybinio įkvėpimo, tai eini į kūrybą vis tiek kažkokią kitų. Tai kas ir yra gerai. Bet jau čia skamba toks tobulas, man aš romantizuoju tokį atvejį, bet natūraliai tai man nesigauna. Kartais ir norisi ir neiti tą biblioteką ir kažkaip patekti. Kartais ir lempom būna krizės. Čia mes be šviesos tęsim? Tęsim. Dingo šviesa. Jo, bet aš kažkaip, aš iki šiol, pavyzdžiui, to tokio įgūdžių naudotis bibliotekai iki šiol naudojasi įvairiam darbam, kur atrodo visiškai gal nesusiję dalykai, bet, kad ir rengiam parodą Mo muziejuje, ar ne, apie tą 10-metį. Tai tau reikia katalogą parašyti, tau reikia prašyti kažkokius eksponatus, taksofono prašinėjau, žinai, tai nežiūrėt, kada atsirado, kada dingo, kokios ten peripetijos su jais buvo ir taip toliau. Ir visa tai yra per bibliotekų katalogus ir per tai, ką turi bibliotekos, žodžiu. Tai man iš filologijos tokių įgūdžių mokėjimas naudotis biblioteka buvo vienas tokių svarbesnių įrankių, įgūdžių, kurie liko iki šiol. Tai žavinga. Aš toks sakau, aš stengiuosi ir darau šitą, bet dar taip. Aš šiaip, man jau bibliotekoje stresas tą raidelę rast, kur S, kur L, kad išsitraukti knygą, aš jau visada, jau nebegaliu, tai galvas suskausta, einu paklausiu, ar turi tą ir tą visą. Bet bibliotekos turi savo žavesio daug. Aš, jeigu turiu tarpą universitete tarp paskaitų, tai net jeigu man ir per kompiuterį kažką daryti, vis tiek lindi į biblioteką. O kartais turi laisvą laiko, ateini į biblioteką ir netikėtai irgi bet kurią knygą išsitraukia ir tave įtraukia. Tai taip ir buvo su tavo eilėraščiu apie, kad karvė valgo. Tai visiškai irgi buvo iš to momento, kad aš bibliotekoje klaidžiau, tiesiog
nukrito praktiškai knyga, atsiverti, perskaičiau visą. Tai va tokie momentai žavus, nežinau. Bet čia yra man labiau jie impulsyvus atsitiktiniai, o ne tie nugalėti. Kaip greit laikas bėga. Aš tai vis dar Rimantą sakau tu, bet noriu sakyti jūs. Tai čia kartais pasakiau jūs, kartais tu. Tai žiūrovam išsklaidau nejaukumą visą, kad jie negalvotų, kad kažkas negerai. Jo, tai okei, tai nežinau, ką mes čia dar, ko mes galim dabar baigti tą pokalbį. Atrodo, kad pradėjom tik tai, bet laikas toks jau yra, kad sustabdo, tai mes perėjom labai dar ne tik filologijos pradžią ir kūrybą, bet iš esmės ta filologija ir kūryba tarpusavį, aš tai ką norėčiau apibendrinti, kad apie studijas tiek daugiausiai teko pašnekėti, tai neužrakina studijos visiškai nuo kūrybinio pasaulio manęs, nes kažkaip, jeigu irgi trūksta kūrybos pačios, nes aš irgi identifikuoju save kaip poetą ar ten reperį, bet ten skaityti kažkokios postruktalistinių ten knygų ir ten literatūros teorinius įvadus ar kokį Eagletoną irgi yra verta ir tave tai įkvepia. Ir kad ir vakar skaitant ten Esatis tokią knygą ir ten perskaitai Pasienietis, kad va, tas būklė pasieniečio tarp žemės ir dangaus ir mane tas vien jau pasienietis taip įkvėpė, kad aš vakar visą dieną jau tokiam kūrybiniam patose buvau. Tai kad mane studijos lygiai gačiai kūryba įkvėpė, o neiškvėpė. Turbūt dar yra iš tų studijų, taip galvoju, skirtumas nuo to, kad tu, pavyzdžiui, vienas skaitai poeziją ar ne, ar kažkokius tekstus. Ir čia tu visą laiką skaitai ne vienas, tu arba skaitai kažkokiam seminare, arba tu skaitai ir daug skaitai literatūros apie tai, žodžiu, kas ką apie tai rašė. Ir tai vat, yra kažkoks dialogas visą laiką, tu įsitraukai kažkokį daug skirtingų požiūrių ir tai tave labai praturtina, tavo tą patį skaitimą, nes atrodo, kad skaitimas yra toks intimus, bet iš tikrųjų, jeigu tu įeini į tą tokį dialogo erdvę, tai man atrodo tikrai labai daug gauni, daug daugiau negu kad vienas savo domiesi literatūra ar ne, ir ją skaitai, bet ir asmenybės, ir kiti požiūriai, ir tavo kolegos, ir dėstytojai, ir taip toliau. Tai jo, tai kažkaip net nežinios kažkokia patirtis turbūt atsiranda. Patirtis? Žodžiu, jeigu egzistuoja trauka, tai pabandyti verta. Ir jeigu jūs stipri, tai neatmušęs ir su pagaliu. Jo, mes čia dabar, man atrodo, tik tai įėjom, reikės daryti antrą dalį dar. Taip. Apie tai, kaip mes maudomės filologijos tame baseine. Tai ja. Smagu. No. Aš ir norėjau klausti, ar Rolandas dėstė, tau nedėstė? Dėstė. Didžiausias buvo gal įspūdis iš Šekspyro jo kurso. Jo, girdėjau, kad jis ten. Tai jo, ir aš, pavyzdžiui, to niekada daugiau neapdariau, nes, visų pirma, anglų kalba mano ten nėra, žinai, kažkokia stipriausia ar kokia. Ir prisimenu, kai ten pasiėmė ten iš Makbeto ir ten pasiėmė kokią strofą ir jis tau, tiesiog parodo, viską atskleidžia. Ne tai, kad išverčia, bet, kokie ten paradoksai, kontrastai toj kalboj. Ir tu tada supranti, kad Šekspyras yra ne tik personažai, ne tik siužetai, ne tik dramos, bet ir kažkokia nesuvokiama lygia poezija. Tai to irgi kažkaip patirti kitaip negalėjau. Aišku, galima gal skaityti dabar kažkokius tai kompendiumus ir tomus apie Šekspyrą, bet... Bet vėlgi, kai tau gyvai kažkoks charizmatiškas personažas... Kai tau gyvai prieš tavo akis, tu pasidėjęs kažkokį dar vertimus ar ne, ir tau originalą, ir ten žiūri ir komentuoja, tai wow, kaip atsiskleidžia, tai tas buvo... Tas gyvas momentas, man tai yra svarbiausias interakcija, aš daugiausiai mokaus bendraudamas, šnekėdamas, nes skaityti, taip, tu daug mokys, bet vėlgi tas skaitimas tai yra toks sausas mokymasis ir jisai vis tiek reikalauja kažkokios valios ir disciplinos, o pokalbis su žmogum, kuris gali tave įkvėpti, tai jis daugiausiai mane turtina visą laiką ir moko, įsiplėti, parodo, tai
Dėl to va, ta akademinis pasaulis vis tiek yra vertingas, nes tu gali apturėti čia tų pokalbių.